Šiandien aš noriu Jums parodyti, kaip Velykom galima pasiserviruoti dviem skirtingais būdais stalą. Jeigu Jūs laukiat prabangių svečių ir ruošiate velykinius pietus, jį reikėtų serviruoti vienaip. Jeigu tai yra žaismingi pusryčiai, kitaip. Reikia tik kelių idėjų ir Jūsų stalas sumirgės visom velykiniam spalvom. Tai štai pirmoji idėja, kurią aš Jums siūlau pasiruošti savo namuose. Jums reikės kelių krištolinių indų arba stiklinių didelių lėkščių, kurias šiaip naudojate gal serviruoti savo vaisiam, daržovėm arba kitiem dalykam. O šiandien aš juos tiesiog įdėjau samanu. Įdėjau nedažytų kiaušinių, o jeigu Jūs turite gražiai nudažytų kiaušinių, tai galite įdėti juos. Keletą šakų galite naudoti tiesiog iš lauko parneštų arba gal turite kažkokių tai dekoratyvinių. Taip pat kiekvienam paservirau dar po kiaušinį ir toks lakoniškas, truputį prabangus stalas. Gal jis nepatiks vaikam, bet jeigu turės suaugusių žmonių pietus, tai aš manau, kad tas lakoniškumas jiems tikrai turėtų patikti. Servetėlės aš irgi lakoniškai sulanksčiau tarsi origami ir šiame stalo dekore jokių gėlių nepanaudojau. Tačiau galima paserviruoti ir kitaip stalą ir dabar pabandysime pažaisti su spalvomis. Kitas variantas galėtų būti romantiškesnis ir daugiau žalumynų. Tai jums reikės namuose stikliukų ir stiklinių. Tai tiesiog, kiek turite ant stalo sudėkite, svarbu, kad du matmenys būtų skirtingi ir ką su jomis dabar padarysiu, netrukus pamatysit. Šis dekoravimo būdas irgi labai yra paprastas, tai tiesiog į mažesnius stikliukus dėkite kiaušinį, o į didesnę padarykite mini puokštę. Tai štai toks dekoratyvus stalas, kuris gali atrodyti būtent taip. Ir dabar trečias variantas specialiai jums, kad spalvos nugalėtų. Turbūt visi esat matę tokį kilimą, kuris dažniausiai būna pas močiutės. Aš nupirkau jį prekybos centre tik tai už 15 eurų ir parodysiu, kaip jį galima panaudoti puikiai stalo dekoro kaip elementą. Šį sezoną yra ypatingai madingi sidabriniai arba aukso atspalvio kiaušiniai. Jeigu norite pamerkti gėles, jas galite merkti į skirtingų aukščių vazas, nukirpdami jų stiebelius irgi skirtingai. Aš panaudojau pavasarinės gėlės, jūs galite naudoti tiek tulpinkitės į vieną vazą, neprikišti labai daug gėlių, kad jinai atrodytų harmoningai ir svarbiausia, paskutinė tendencija, tai yra, kad viskas atrodytų tarsi jūs nufotografuotumėt lauko pievą. Ir vėlgi, jeigu neturite staltiesės, visą laiką namuose galite išsisukti ir kaip šiandien aš jums parodžiau, tai staltiesė gali atstoti ir kilimas nupirktas tiesiog prekybos centre. Taip, tai toks spalvingas tas velykinis gali atrodyti stalas ir kas pasakė, kad juoda spalva netinka Velykom. Tai šiandien aš jums norėjau tai įrodyti, o vidury stalo padariau tokį iš kelių vazų salą, į kurią skirtingų aukščių pamerkiau skirtingų vėlgi jūsų mėgstamų gėlių. Man pavasaris asociuojasi su žalia ir geltonomis spalvomis, tai būtent jas čia ir matote. Prie šito stalo priderinčiau tokių atspalvių servetėles, tai gali būti juodos arba baltos su taškeliais. Tai sėtųsi labai su baltais mūsų kiaušiniais ant stalo. Tai tiesiog nereikia pirkti brangių servetėlių, jas galite tiesiog nusipirkti parduotuvėje audinių, sukarpykite ir sudėkite ant stalo, nes paskutinė mados tendencija yra nebūtinai visi kraštai turi būti užkantuoti vadinami. Jeigu ir toliau žiūrėsite mūsų laidas, pamatysite, kad servetėlę galima pasigaminti ir iš senų džinsų. Tad gražių jums Velykų ir padekoruokite šiais metais stalą kitaip.